Šuoliai į vandenį yra viena įdomiausių sporto šakų pasaulyje. Krisdamas ar šokdamas į vandenį nuo tramplinų ar bokštų, sportininkai stengiasi kuo tobuliau atlikti akrobatikos elementus. Tai ne tik labai plastiška, bet ir griežtų taisyklių kupinas sportas. Jo atstovai 23 Ignas Barkauskas ir 28 Sergejus Baziuk tikina esą pasirengę startuoti Londono žaidynėse. Barkauskas ir Sergejus Baziuk daugelį metų treniruojasi drauge atlikti sinchroniškus pasirodymus. Šuoliai į vandenį, kurios Lietuvoje propaguoja vos 80 žmonių, gerokai sudėtingesnė sporto šaka nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Nedramatizuoju, bet iš tikrųjų taip ir yra, nes, žinau, pagal tam tikrą reitingą pasaulyje yra 3 vietoje, pagal riziką, pagal pasiruošimą, nes jinai jungia savyje daug kitų pagalbinių tokių sporto šakų, jeigu galima pavadinti jas. Tai yra, reiškia, šuoliai ant batuto, gimnastika, akrobatika, yra tokių ir meno elementų, choreografija atliekama, kad būtų ta vadinama švara, kad būtų grakštus tie šuoliai. Kuo sudėtingesnė technika, tuo daugiau jėgos reikia. Todėl sportininkai prieš panirdami į baseiną apšyla sporto salėje. Kuliaviršiai, pratimai su šokdyne ir ant batuto stiprina koordinaciją ir tobulina judesius. Aukštos vietos sportininkams skiriamos tik nepriekaištingai atlikus sudėtingą programą. Dabar, kurios matysi tos sportininkus, tai jie pradėjo vienas nuo 6 metų, kitas nuo 8 metų, dabar vienam 28, kitam 23 ir tik tai dabar jie pasiekė tą piką. Tai, žinoma, kitom sąlygom, kitoj šaly būtų gal buvę kitaip. Bet šuoliai į vandenį Lietuvoje nėra populiari sporto šaka, neturinti gerų bazių. Čia aš nevirkščiai, bet toks faktas jau yra. Kęstutis Autukas beveik 40 mečius ne tik treniruoja šuolininkus į vandenį, bet ir teisėjauja varžybose, kai nedalyvauja jo auklėtiniai. Treneris neslepia, kad šioje sporto šakoje nestinga abejotinų vertinimų. Man negraži šita mergina, jinai nedailiai apsirengus, jinai negražiai stovi ir aš turiu teisę nuimti pusę balų. Yra tokios teisės, jinai turi teisę nuimti pusę balų arba pridėti pusę balų. Ką tas reiškia? Jau žmogus iš karto, kai būna, pavyzdžiui, rezultatai, pirmą vietą ten tiek balų, o paskui iki 12 vietos ten 1,5 balo skirtumas. Tai ką tas reiškia dadėti arba nuimti pusę balų? Daug ką reiškia. Yra tokių faktorių visokių, kokių dabar. Nors treniruojasi daugiau nei 10-metį Europos ir pasaulio čempionatuose, Ignas ir Sergejus pradėjo dalyvauti ne taip jau seniai. Yra, pamatysit, grakštus, turi stiprias programas, tik mums trūksta stabilumo. Stabilumo iškia to pataikymu labai vertikaliai visą programą. Mes pradedam startuoti, visada būna viskas neblogai ir varžybų pabaigoje mes trupučiukas nuštam, tos ištvermės neužtenka. Tengi mūsų sportinis procesas per trumpas yra. Mes neturim galimybių daryti ten 12 ar tai dar daugiau tų treniruočių. Treneriui antrina ir Ignas. Kai normalios sąlygos pasiruošti ir rezultatai geresni. Labiausiai sportininkui įstrigęs prieš 6 metus Maljorkoje vykęs Europos čempionatas. Man buvo 17, tada buvo geriausias rezultatas, man užėmiau 5 vietą. Nuo metro ir nuo 3 finalą. Tai pasiruošimas buvo super. Ten Rusijoje treniravomės, arėm juodai ten. Ir jautėsi tas rezultatas. O kiti jau po to Open grupė, jau čia su vyrais šokinėjate, kurie jau olimpiadose tiek kartų dalyvavę. Tai jau čia sunku. Aišku, ir tenais rezultatas nėra prastas labai, bet sunku, žymiai sunkiau. Reaguoju ramiai, nes visiems čia visko pasitaiko. Pasaulio čempionai padaro šuolius ant nulio, tai čia toks sportas yra. Treneris vilėsi, kad auklėtiniams pavyks įgyvendinti kadaise neįsipildžiusias jo paties ambicijas. Kokie 6 ar 8 metai mes tokią viziją turim pakliūti į olimpinę žaidynės. Tai turbūt kiekvieno sportininko siekiančio didelio meistriškumo yra tokia svajonė. Ją pasiekti sportininkai turės galimybę vasarį vyksiančiose paskutinėse atrankinėse varžybose Londone. Psichologiškai, manau, jau pribrendau. Jau pirmai labai sunku buvo, žiauriai. Tai nuvažiuoju, nes tokioje lietuvėlė, tokiam basinėlė mes treniruojamės, kaip nuvažiuoju į tas varžybas. Ten tokie žvėriai šokinėja, kad kameros, viskas, ten kojas dreba ir nieko negali padaryti ten. O čia kaip tik reikia atsipalaidavusiam būti, nusiraminusiam. O ten, o dabar jau geriau. Jei šiais metais nepasiseks, tai jau sunku jau kalbėti, kas bus toliau, nes jau amžius daro savo. Tai man jau 28.
Tai nežinau, kaip bus toliau. Kovai dėl kelialapių sportininkai sako esą pasiruošę, bet kaip pasiseks, neaišku, nes ant tramplino suklumpa ir profesionalai.